4 investavimo klaidas, kurias daro vidutiniškas žmogus. Pirma, tu neinvestuoji apskritai. Turiu blogų žinių. Jei neinvestuosi, tai šansai, kad turėsi pinigų savo svajonėms, yra minimalūs. Būsi priverstas dirbti visą gyvenimą ir melstis, kad turėtum tam sveikatos. Antra, neturi plano. Pamatėjai internete, kad Apple auga ir iš karto perki, o yra dar kažkokie ETF-ai, jamam ir šitą. Nors draugelis kažkokį super kripto rado ir man reikia investuoti. Investuoti be planų yra tas pats, kas statyti namą be brėžinių. Gal ir pavyks, bet gali gautis kreivas, šleivas ir sugriūti bet kada. Trečia, nediversifikuoji portfelio. Skamba mandrai, bet tai tiesiog reiškia, kad reikia investuoti į skirtingas turto klases. Akcijos, obligacijos, ETF-ai, reitai, fondai, nekilnojamas turtas, žaliavos ir taip toliau. Ketvirta, bandai apgauti rinkas. Na žiūrėk, investavimas labai lengvas dalykas. Nusipirki pigiai, parduodi brangiai. Easy peasy, ane? Yra tik tai viena mažolėlė problemėlė. Niekas nežino, kada bus pigu ir kada bus brangu. Todėl turbūt geriausia strategija yra turėti planą, investuoti reguliariai ir paskirstyti investicijas per skirtingas turto klases.